Jennifer Lopez ir Benas Affleckas. Ar tai yra pabaiga? O gal tik pradžia kažko vėl? Aš esu Alessandra Antipova, astronumerologė. Pas mane skaičiai ir planetos atsako į visus klausimus. 2000-ųjų pradžioje Jennifer Lopez ir Benas Affleckas tapo viena labiausiai apkalbamų Hollywoodo porų. Jų romantika užkariavo milijonų gerbėjų širdis visame pasaulyje ir net skeptiškiausi kritikai buvo pasirengę patikėti jausmų nuoširdumu. 2003 metais rugsėjį planuotos žvaigždžių vestuvės žadėjo tapti vienu grandioziškiausių įvykių, kurių tikėjosi gerbėjai. Žurnalistai dėl šios šventės rodė tokį patį jaudulį, kaip ir patys įsimylėjėliai. Tačiau likus vos dienai iki numatyto pasimatymo, pasaulį sukrėtė žinia apie poros išsiskyrimą, o suvokti šią naujieną buvo itin sunku. Laikui bėgant, Affleckas ir Lopez sugebėjo sukurti savo šeimas. Benas susilaukė 3 vaikų, o Jennifer 2. Tačiau praėjus 18 metų po išsiskyrimo, beveik 20, žvaigždžių pora vėl susivienė ir kadangi jų gerbėjai negalėjo atsidžiaugti vestuvės, įvyko. Ši akimirka tapo ilgai lauktų įvykių, apie kurį daugelis svajojo visus šiuos metus. Iš pradžių Jennifer ir Benas atrodė visiškai laimingi savo santuokoje, tačiau netrukus internete nutekėjo gandai apie galimą jų santykių problemas. Iš pradžių šios apkalbos atrodė netikroviškos, tačiau 2024 metais rugpjūtį internete pasirodė informacija, kad pora planuoja skyrybas. Ši žinia dar kartą sukrėtė gerbėjų pasaulį, kurie vis dar tikisi laimingos savo istorijos pabaigos. Kodėl Jennifer ir Benas vėl susidūrė su sunkumais santykiuose? Kokių jų meilės santykių raidos scenarijų galima tikėtis? Išanalizuokime suderinamumą kartu ir pabandykime suprasti jų išsiskyrimo priežastis ir galimus meilės vystimosi būdus. Be to, mano online numerologijos mokymo kursas padės jums išmokti analizuoti žmonių gimimo datas neprašiau už mane. Dėl detalesnės informacijos rašykite manęs vardu. Šios poros suderinamumo procentas yra 90%. Gana aukštas, tikrai geras. Jennifer pagal asmenybės tipą yra dvejetas. Tas žmogus, kuris yra gana jautrus ir kaupia šiek tiek nuoskaudas viduje. Benas pas mus pagal asmenybės tipą yra šešetas. Pleputis, mėgstantis vakarėlius ir kaifą gyvenime. Jeigu jūs norite sužinoti savo asmenybės tipą, viską, ką jums reikia padaryti, paimti savo gimimo datą, diena, mėnuo, metai ir viską sudėti iki vienaženklio skaičiaus. Pavyzdžiui, galime ir kitokią saką imti. 1986 metais gimusi žmogus spalio 23. Ups, čia mano gimtadienis. Taigi, kaip mes skaičiuojam savo asmenybės tipą? Paimam pilnai. 1 plus 9 plus 8 plus 6 plus 1 plus 0 plus 2 plus 3 ir gaunam 30. 30 tai yra dviženklis skaičius, o mums reikia vienaženklių. Tai 3 plus 0 lygu 3. Taigi, taip jūs galite greitai sužinoti savo asmenybės tipą ir galbūt jūsų partnerio asmenybės tipas yra toks pat kaip ir Beno šešetas. O kaip poroje yra toks didelis suderinamumo procentas, net 90% iki 100, čia visai nedaug liko. Tai reiškia, kad pora susitikus iškart įsikiba į vienas į kitą, atsiranda labai gilus ryšys tarp šitų žmonių, taip pat jie labai greit susivažiuoja kartu gyventi, buitekas yra gana neblogas ir liktai nėra kažkokių nesklandumų ir konfliktų. Bet su laiku tokia pora, jeigu neturi bendrų tikslų,
Jiems tiesiog tampa šiek tiek nuobodoka vienus, nes ant tiek viskas yra patogu ir aišku, ir jie pradeda eiti iš šonus, oficialiai arba ne, ieškoti kažkokių aistrų savo santykiuose, bet galiausiai labai nusivylė, nes taip gera ir nuostabu, kaip suderinamumą, kur yra 90%, tikrai nebus kitur, kur suderinamumo procentas yra mažesnis. Tai labai sėkminga sąjunga, kaip jūs jau supratot, 2 ir 6 užduotis nuo pirmos dienos pastebėti panašius charakterio bruožus. Tai bus jų artimų santykių pagrindas. Jie turi stengtis dirbti kartu, verslo partnerystė atneša jiems puikių rezultatų. Prisiminkim, kad jie susipažino darbe, kurį abu vadino įsimylėjėlius. Juos vienija gebėjimas siekti materialinės gerovės, abu partneriai tikrai tvirtai stovi ant žemės ir aiškiai pasitiki ateitimi. Poros privalumas jiems abiems itin svarbus jaukumas ir komfortas namuose. Bet pažiūrėjus į Jennifer gimimo datą, matosi, kad jai gali būti sunkoka šioje sąjungoje būti ne vienintelė žvaigždė. Ji mėgsta dėmesį ir mėgėja tyliai įsižeisti, kaupiant nuoskaudas viduje. O Benas gali gana greitai tapti emociškai nestabiliu. Ir mes matom standartinę šeimą. Vyras išsišnekėjo savo nuomonės ant emocijų, moteris baudžia jį nekalbadieniais, kas dar labiau sūtina tokį plepūną kaip Benas. Tai linkėsim jiems eiti sąmoningumo keliu ir nepamiršti kalbėtis apie vienas kitą poreikius, ramiai ir be tujinimo. Juos vienija noras sukurti šeimą ir ilgalaikius santykius. Abu turi gana stipres šeimos vertybės, mėgsta padėti kitiems, labdaros paramos fondai jiems dėkingi visada. Taigi jų suderinamumas aiškiai parodo, kad tarp jų visada bus stipri emocinė ryšys, todėl jie ir suėjo po beveik 20 metų vėl ir jaučiu su jais ir išsiskirs ne vieną kartą, nes intimaus gyvenimo suderinamumas tarp jų taip pat aukštas. Darnos jūsų santykiams linkiu atvirų pokalbių ir lauksiu jūsų komentarų. Kaip manot, ar šį kartą jie išsiskirs visam laikui, ar čia tiesiog dar vieni barniai?